Gerbiamas ponaitį Dilkštį, kodėl tu dabar šoki, nervuojasi dėl emocijos keliai ir taip toliau? Kodėl tu nepriimi savo pralaimėjimą? Aš tavęs, pavyzdžiui, asmeniškai, tau 22 metai ir tu elgiesi kaip vaikas, saldainės negavęs. Nu blembam, gerbiamas Dilkštį. Tau tik 22 metai ir tu elgiesi kaip vaikas? Nu, suauk, vieną kartą, suauk. Dilkštį, tokia nuomonė. Pralaimėjai, susitaikyk ir viskas. O ką ten tavo tas draugelis? Ten 1, 2, 3 kovą. Nu, baigis jau kaut, nu viskas aiškiai matas, nukautas buvo ir viskas. Iki taškai skaičiuoju nukautumas, o ne tai, nuo smūgių. Ten tavo tas draugelis, kas ten toks, kur nenusimano nieko visiškai. Tai va, tai esi karalių tipo džingeklin, bet rimtoj kovai nieks esi. Susitaikė su pralaimėjimu ir viskas, ponas Dilkštį. Koks tu ponas? Ponaitis Dilkštys. Tai būk žmogus, susitaikė, kovok, sportuok ir laimėsi toliau. Nebus, kad tu visada laimėsi, nebus. Prieš tokį Mindaugą, pagal svorio kategoriją, pagal ūgį, pagal ranką, gavai malkų, nu tai susitaikė, gavai ir viskas, nu nieko. Nu, taisyklės yra taisyklės ir viskas. O tu dabar, kai mažas vaikas,